Yra toksai žalingas įprotis, kurį kartoja daugybė žmonių, jisai susijęs su stuburu ir kartais man atrodo, kad jis vos nepaveldėtas genetiškai. Būtų gerai jo atsisakyti. Jūs ryte atsibundate ir pramerkite akis ir keliatės štai šitaip. Jeigu turite problemų su stuburu, labai sėkmingai jas galite paaštrinti atsikeldami tokiu būdu. Per naktį tarpslanksteliniai stuburo diskai yra prisisiurbę skysčio. Stuburas yra ilgesnis ir jisai yra daugiau įtemptas. Ir jeigu jūs tokiu būdu keliatės, jūs tiesiai lenkiate stuburą ir galite šiek tiek paaštrinti. Žmonės, kurie turi rimtų stuburo problemų, taip keltis išvis negali. Tačiau šiek tiek apgyja, vėl grįžta prie senų įpročių. Net ir mano procedūros metu man reikia žmonės treniruoti, kad jie nesikeltų ir nešoktų nuo mano terapinio stalo kaip Drakula. Ir mes galime turėti alternatyvą. Jums reikia sulenkti vieną koją, pasiversti ant šono, išnaudoti kojų svorį, leidžiasi kojos, rankomis atsispiriam ir atsisėdam. Atsigulti lygiai taip pat iš sėdimos pozicijos, jūs atsiremiat rankomis, leidžiatės, keliate kojas ir atsigulat ant nugaros. Venkite susilenkimo per vieną vyrį ties juosmeniu.